1995 metais jis įsakė savo pasekėjams surengti zarinių dujų antpuolį Tokijo metro stotyje. Buvo apnuodyti 5000 žmonių, 12 žuvo. Jody Mambro, Saulės šventyklos brolijos vadovas. 1994-aisiais jis liepė savo pasekėjams iškeliauti į Sirijos planetą. Žuvo 53 žmonės. Davidas Korešas, Dovydiečių šakos vadovas. 1993-aisiais jo sekta susirėmė su FTB pajėgomis. Žuvo 74 žmonės. Jimas Jonesas, žmonių šventovės vadovas. 1978-aisiais jis įsakė įvykdyti revoliucinę savižudybę. Mirė 923 žmonės. Per 20 metų mirė daugiau nei 1000 žmonių. Kodėl? Ir ko vardan? Kad patenkintų galios apakinto žmogaus puikybę. Žmogaus tapusio dievu. Sektų žudikės. Antra dalis. Žmonės tapę dievais. Kai kurie žmonės mato manyje Jehovos atstovą. Kai kurie įžvelgia mano kūne dievybės įsikūnijimą. Jie mato manyje Kristų. Tikėjimo šlovę. Džeris Ferijas, buvęs Jimo Joneso sektos narys. Jis pasakė, aš esu vienintelis dievas, kito dievo nėra. Nes jei yra kitas dievas, kur jis, kodėl jis nieko nedaro? Argi nemato, kas dedasi žemėje? Bonnie Tillman, Jimo Joneso įdukterė. Paskui Jimas Jonesas iškeldavo rankas į dangų ir imdavo grumoti kumščių, sakydamas, dievo nėra. Jei dievas būtų, jis mane užmuštų. Po to jis pasiimdavo Bibliją, kurią būtent tam laikydavo sakykloje, sviesdavo ją ant žemės ir apspjaudydavo. Stevenas Jonesas, Jimo Joneso sūnus. Dievo nebuvo. Kitaip tariant, dievas tai aukščiausiai pirminė visatos būsena. Jį galima rasti visur gamtoje. Jimas Jonesas taip pat buvo dievo įsikūnijimas. Japonų guru Shoko Asahara irgi teigė savo pasekėjams esąs išmintingas ir garbingas mokytojas. Tikras gyvasis dievas. Hitažima buvęs saumnarys. Jis buvo Šiva, visų dievų dievas. Jis ir Šiva buvo vienas asmuo. Asahara įkūnijo tikrą ir absoliučią būtį. Asahara buvo dievas. Kartais jis virsdavo Kristumi, kartais Buda. Asahara nuolat keisdavo vardus, bet mes visuomet melsdavomės tik jam. Sometimes he was Christ, other times he was Buddha. He changed names every time, but whatever form he took, we worshipped him. Iš rojaus, iš niūrų pasaulį. Visi guru teikdavo esą ypatingos būtybės, turinčios nepaprastą galią. Guru niekuomet nesakydavo, kad jis paprastas žmogus. Hermanas Delorme buvęs Saulės šventyklos brolijos narys. Mes nuolat girdėdavome, kad Jody Mambro tai aukštesnė būtybė, kad po fizinė jo forma slypi gryna energija, kuri yra tokia stipri, kad paprastiems žmonėms prie jo artintis pavojinga. Kai Jody Mambro ką nors apkabindavo, pavyzdžiui, savo sektos nario žmoną, jis turėdavo nutraukti savo energijos srovę. Kitaip žmogus, kurį jis apkabino, galėjo mirti. Aš žinau, iš kur atėjau. Aš atėjau iš Dievo. Tikiu, kad esu žmogus, metantis iššūkį visam pasauliui.
Kiekvienai gyvai būtybė, išpažįstančiai krikščionybę. Aš prašau jų įrodyti 7 sakramentų tiesą, ypač 4 ir 5. Jie negali to padaryti. Ir tuomet tai padarau aš. Jei jie yra nuširdus, tai supranta, kad aš iš tiesų esu Dievo sūnus. Robin Benz, 4 Davido Korešo žmona. Jis buvo tikrasis Dievas. Korešas visuomet kalbėdavo pirmoji asmeniu. Tai skambėdavo labai keistai, ypač kai sakydavo tokius dalykus, kaip kai aš jį sukūriau. Markas Broltas, buvęs Davido Korešo padėjėjas. Kartais Korešas atsiklaupdavo ir eidavo štai taip lyg nukryžiuotas. Kartais skaitydamas pažvelgdavo į dangų ir ištardavo, o taip aš matau. Tai neįtikėtina, tai nuostabu. O paskui vėl grįždavo pas mus. This is incredible, this is wonderful, and then he'd come back to us. You better watch out. Saugokitės. I'm God. Aš esu Dievas. Sektų vadovai mano esą dievai ir verčia taip galvoti savo pasekėjus. Mes dar labiau stiprindavome jo tikėjimą savo gale. Jis dažnai kartodavo, aš turiu būti teisus, juk visi šie žmonės tvirtina, kad aš teisus. Jie lieka man ištikimi. Kiridževel buvusi Davido Korešo pasekėja. Visi šie žmonės buvo ištikimi jo pasekėjai. Jis nesugebėjęs baigti 9 klasių, augęs be tėvo, visą gyvenimą spardomas ir murdamas į purvą, buvo vadinamas Dievu. Žanas Marija Abgralas, psichiatras, kriminologas ir ekspertas. Kai žmonės ima garbinti žmogų, su kuriuo kartu gyvena, tai yra, kai sektos pasekėjai sudievina savo guru, tampa neįmanoma atskirti, kas tikra, o kas yra vaizduotės padarinys. Lyderiai šiek tiek primena aktorių, kuris taip įsijaučia į vampyro vaidmenį, kad ima galvoti iš tiesų esąs vampyras. Kaldamas savo ir kitiems į galvą, kad yra Dievas, guru iš tiesų juo tampa. By endlessly thinking he's God, the guru finally becomes God. Finit par être Dieu. Prieš tapdami dievais visi sektų vadovai buvo paprasti žmonės, nors visų jų vaikystę gaubė paslapties šydas. Pont Saint-Esprit, mažas miestelis Prancūzijos pietuose. Čia 1924 metais gimė būsimasis Saulės šventyklos brolijos lyderis Jody Mambro. Roger Testaras buvo Jody Mambro svainis. Dalį savo vaikystės jis praleido drauge. Jody Mambro buvo italų imigranto sūnus. Jų šeima gyveno labai kukliai. Džo motina buvo siuvėja, tėvas paprastas darbininkas. Berniukas turėjo brolį ir seserį. Atrodė eilinė šeima. Bet tuo metu Prancūzijoje vyravo antiitališkos nuotaikos. Ir jaunasis de Mambro labai nuo to kentėjo. Jis išmoko gyventi tokioje visuomenėje ir laikyti liežuvį už dantų. Roger Testaras, de Mambro svainis. Jis buvo santūrus. Nedrovus, bet santūrus. Būdamas paauglys, Džo dažnai kritikuodavo savo tėvą už ambicijų stoką. Dar jaunystės metais Jody Mambro pajuto esąs kitoks. Netrukus jis ėmė svajoti apie kitokį gyvenimą. 1950-aisiais Džo pradėjo dirbti stambaus gamintojų įmonėje. Jis prekiavo brangenybėmis. Jaunuoliui neblogai sekėsi. 1965-aisiais savo gimtajame Pont Saint-Esprit miestelyje jis pats ėmė prekiauti brangenybėmis šioje parduotuvėje. Prasidėjo teisinės Jody Mambro problemos. 1972-aisiais jis buvo nuteistas 6 mėnesiams lygtinai už įsipareigojimų nevykdymą ir banko sąskaitos pereikvojimą. Man visuomet atrodė, kad Jody Mambro buvo sukčius. Jis naudojasi žmonėmis. Jis mokėjo jais manipuliuoti. Puikiai tai sugebėjo. Tai namas. Galbūt slaptas namas. O čia raktai. Ženklai. Kaip jau minėjau, jūs turite dirbti ir melstis.
prey. Jody Mambro buvo manipuliatorius. Jį žavėjo slapti okultiniai dalykai. Jis tapo Rozenkraucerio brolijos narys. Tai buvo ezoterinės pakraipos judėjimas, įsikūręs dar 15 amžiuje. Vėliau jos skelbiamos idėjos tapo pagrindiniu Jody Mambro įkvėpimo šaltiniu. Seržas Tusenas, Rozenkraucerio brolijos mokytojas. Jody Mambro iš tiesų pasisavino daugelį tradicinių Rozenkraucerio simbolių. Manau, doktrinų irgi. Mūsų brolyjai tai atrodo rimta problema. Jody Mambro pasisavino kai kurias laisvųjų masonų, martinistų, budizmo tradicijas. Jis nieko nesugalvojo pats. Tik vogdavo iš kitų įvairias ezoterinės idėjas, kurios galiausiai nuvedė jį klaidingų kelių. It's a very old story. Tai labai sena istorija. A story that goes back to the Jie atsirado gimstant visam pasauliui. Ritualų grobikas. Štai kas buvo Jody Mambro. Jis tvirtino esąs mokytojas atėjęs iš anapus, iš kitos planetos. Jody Mambro norėjo sukurti tokį savo įvaizdį, tačiau tikrovė buvo visiškai kitokia. The gods shared the whole world. Dievas padalijo visą pasaulį. You have to follow Jūs the turite rasti horizontalę liniją, then the vertical, paskui so that they vertikalėje meet at the right ir time nustatyti jų persikirtimo, and at their intersection, intersection, susikirtimo tašką. and at their intersection arose flowers on the cross. Jų susikirtimo tašką žymi kryžių su rožių vainiku. Jody Mambro nebuvo charizmatinis lyderis. Jam tai buvo didelė nesėkmė. Jody Mambro vardu kalbėdavo jo padėjėjas Liukas Žiūrė. Vadina save tarptautiniu lektoriumi. Sektos nariai iš tiesų nepajėgdavo atsispirti jo gražbylystėms ir protui. Lytinis aktas nuo pat Kristaus laikų iki šių dienų turi savo sublimacijos dydį. Has a dimension of sublimation. Sarah Blank, mokytoja, buvusi Saulės šventyklos narė. Be abejonės, Jody Mambro naudojasi Liuko Žiūrė charizma, kad kompensuotų savo nesėkmę. Per visus tos 8 ar 9 metus prieš save matėme tik Liuką Žiūrė, o Jody Mambro nei sykių neapsilankė nei paskaitoje, nei kur kitur. Jody Mambro vengė būti dėmesio centre. Jis stovėjo šešėlį ir manipuliavo savo pasekėjais, naudodamasis jų patiklumu. Nemanau, kad Jody Mambro siekė kažkokio apibrėžto tikslo. Labiausiai jis troško gerai gyventi. Jis mėgo skaniai valgyti, lankytis operoje ir panašius dalykus. Žakas Saint-Pierre'as, Kvebeko kriminalinės policijos tardytojas įrintis Saulės šventyklos brolijos bylą. Jody Mambro gyveno labai ištaigiai. Jo namuose buvo pilna aukso dirbinių, jis visuomet skrisdavo tik pirmąją klasę. Jody Mambro daug keliaudavo, dažniausiai su palyda. Ištikimiausiai jo pasekėjai būdavo kviečiami keliauti draugę su savo lyderiu, kuris už viską sumokėdavo. Those followers who were closest to him were invited along on his trips, and he paid for everything. Qu'il amenait avec lui dans ses voyages. C'est lui qui payait tout. Tai tiesa, jis mėgo prabangą. Jei kalbėsime apie jo namą, tai Jody Mambro liepė sugriauti baseiną, nes jis buvo per mažas, ir pastatyti kitą. Viskas jo namuose turėjo būti automatizuota. Įrengta 100 000 frankų kainuojanti apsaugos sistema. Tačiau Jody Mambro atrodė, kad tai, ką jis turi, nėra pakankamai gražu ir patogu. Jis nuolat pirkdavo naujų daiktų. Žinoma, jis leido mūsų pinigus. Jam nuolat trūko pinigų. Aš manau, kad pagrindinis Jody Mambro tikslas buvo pinigai. Žinoma, moteris jam irgi rūpėjo, bet pinigai labiau. Jimas Jonesas, žmonių šventovės lyderis. Gimė 1928 metais Indianos valstijoje Lino mieste. Jamesas Warrenas Jonesas augo mažame miestelėje, kuriame gyveno vos 1300 žmonių. Pagrindinis gyventojų verslas buvo karstų gamyba.
Berniuko tėvas buvo luošas karo veteranas ir retai lankydavėsis namuose. Kortas įdomino kur kas labiau nei vaikai. Tik vienas žmogus tikrai rūpinosi Jimu Jonsu, tai buvo jo motina Lineta. Donas Formanas, Jimo Jonso vaikystės draugas. Jimo motina Lineta dirbo vietos gamykloje, kad išmaitintų šeimą. Tai buvo labai valdinga moteris, tvirtai įsitikinusi, kad jo sūnui lemta pasiekti daugiau nei kitiems jų šeimos nariams. Jimas buvo vienintelis vaikas. Todėl motina buvo viskam dėl jo pasirengusi. Joyce Boyman, Jimo Jonso klasės draugė. Man atrodo, Jimo tėvas beveik nesirūpino savo sūnumi. Jimui buvo suteikta visiška laisvė. Jis galėjo eiti kur panorėjęs, grįžti kada panorėjęs ir daryti viską, kas jam į galvą šauna. Paliktas likimo valiai, Jimas Jonsas sugalvojo vieną labai įdomų žaidimą – žavėti savo draugus ir jiems įsakinėti. Jų daržinė buvo pastogė, į kurią vedė laipteliai. Mums būdavo labai įdomu, kai Jimas nusivesdavo mus ten ir atlikdavo šventas apeigas. Jis taip jas vadindavo. Pastogai stovėjo stalas, aplink kurį jis susodindavo keletą vaikų ir skaitydavo jiems Bibliją. Jis tai vadindavo apeigomis. Man atrodo, jis mokėsi. Jis darė su mumis bandymus, kaip su kokiomis jūros kiaulytėmis. Jis visuomet troško būti vadovas. Jei Jimui nepavykdavo tapti kokios nors grupės lyderių, jis iš jos pasitraukdavo. Žmonės jį įdomindavo tik tuomet, kai jie sutikdavo daryti tai, ką jis norėdavo. Šeštajame dešimtmetyje Jungtinėse valstijose vyravo rasistinės nuotaikos. Baltieji nenorėjo būti kartu su negrais. Džonsas gyveno Indianopolyje, kur juodaodžių bendruomenė gyveno didelėme skurde. Jaunas baltasis pastorius Džonsas norėjo mesti iššūkį ir 1956-aisiais jis įsteigė bažnyčią pačioje juodaodžių rajono širdyje. Katrin Volas, buvusi šio rajono gyventoja. To dar nebuvo įvykę. Aš manau, Jimas Jonsas mokėjo stebuklingai patraukti žmonės. Mums buvo labai keista išvysti žmogų, kuris bando kažką padaryti, siekia suburti visų rasių atstovus. Tai buvo labai neįprastas reiškinys. Dar labiau netikėtas buvo Jimo Jonso sumanymas įvystyti socialinės pagalbos juodaodžiams programą. Pavyzdžiui, 1959 metais jis nusipirko šį namą ir įkūrė jame globos namus. Kenetas Kernas, buvęs Indianos apygardos prokuroro padėjėjas. Šiame name buvo nuspręsta apgyvendinti vargšus, kurie tapo priklausomi ir nebegalėjo pasirūpinti savimi. Globos namuose su jais turėjo būti elgiamasi humaniškai ir pagarbiai. Kiek žinau, šie namai pelnė puikią reputaciją. Ar vyksi su manimi į Teksasą, kai vadovausiu šiai kompanijai? Aš labai norėčiau keliauti su tavimi. Mielai važiuosiu. Žinoma, važiuosi, juk tu buvai su manimi Meksikoje. Taip, tai tiesa. Plaukai per vandenyną, taip. Tu perėjai su manimi visą Kanadą, gyvenai palapinėse. Tai buvo išties puiku. Ši kelionė irgi tau patiks. Taip, žinoma. Iš tavęs turėtų mokytis visi pagyvenę Amerikos piliečiai. Iki pasimatymo. Jis labai maloniai elgdavosi su visais žmonėmis. Mačiau, kaip iššukuodavo moterų plaukus. Bučiuodavo jas į žandą. Visuomet buvo mandagus ir rūpestingas. Jis maitindavo išalkusius skurdžius atėjusius į jo stovyklą ir darė daug dalykų, apie kuriuos kiti dvasininkai tik kalbėdavo. Tai buvo veiksmingas ir sėkmingas būdas. Per keletą metų žmonių šventovės sekta gerokai įsiplėtė. Kalifornijoje buvo kuriamos naujos bažnyčios, tokios kaip šita Los Andžele. Džonsas traukė žmonės. Jie atvykdavo iš labai toli, kad galėtų paklausyti jo kalbų. Džonsas atrodė nepaprastas. Virš jo buvo kažkokia aura, įskyrusi jį iš visų žmonių. Ak tu. Dabar tu žinai, kad tai padariau ne aš, o tas nenaudėlis.
Stinas Džonsas, Džimo Džonso sūnus. Aš manau, kad pagrindinis jo stimulas buvo meilės poreikis. Troškimas būti dėmesio centre. Džimas Džonsas troško tapti viskuo šiems žmonėms, būti aukščiausiai būtybė. Galiausiai ėmė to nepakakti. Tai tik kursė jo beprotybę, skatino adrenalino išsiskyrimą kraujyje. Jis turėjo sugalvoti, kaip tapti dar tobulesniam, nepaprastesniam, dinamiškesniam, galingesniam, narsesniam ir šaunesniam. Jam nepakako būti tik dievu. Jie buvo vis maža ir maža. Shoko Asahara yra išgalvotas vardas. Tikrasis šio berniuko vardas buvo Shizuo Matsumoto. Jis gimė 1955 metais Kyushu saloje, esančio Japonijos pietuose. Jo šeima gyveno labai vargingai. Tėvas gamino tatamius, o motina augino vaikus. Be to jaunasis Matsumoto prastai matė. Norėdamas gauti neįgaliesiems skirimą pašalpą, vaiko tėvas pareiškė, kad jis yra visiškai aklas. Sulaukė 6 metų. Berniukas buvo atiduotas į aklųjų mokyklą. Sadao Asami, Sendajaus universiteto teologijos profesorius. Tikras tėvas jį paliko, bet to vaikystės ir paauglystės metais niekas nerodė jam nė krislelio pagarbos. Jis norėjo įveikti savo tėvą, pats tapdamas galingų kokios nors šeimos tėvų. Akino Itakura. Buvusi mokyklos, kurie mokėsi Shoko Asahara vedėja. Mokydamasis koledže, Shoko Asahara labai pasikeitė. Su silpnesniais už save jis ėmė elgtis šlykščiau. Jis kankindavo savo bendramžius ir jaunesnius vaikus, bet niekuomet neliesdavo vyresniųjų. Shoko Asahara niekuomet neturėdavo pinigų, todėl išmoko išvilioti juos iš draugų. Net vogti. Apie save jis buvo labai geros nuomonės ir troško iškilti. Jis norėjo įstoti į Tokio universitetą arba Kumamoto medicinos fakultetą. Jaunuolis svajojo tapti parlamento nariu, net ministrų pirmininku. Jis tvirtino dalyvausias rinkimuose. Shoko Asahara troško išgarsėti. Tačiau Asaharos svajonės neišsipildė. Jis neįstojo į universitetą, negavo diplomo ir suprato, kad gali ir valdžią reikia išsikovoti kitokiu keliu. Asahara netapo sukčius, jis visuomet toks buvo. Šis žmogus pasuko klaidingu keliu gerokai anksčiau nei įkūrė sektą. Pirmą kartą Asahara buvo suimtas 1982-aisiais. Tuo metu jis prekiavo vaistais pagamintais iš gyvačių nuodų. Savo prekes jis siūlydavo pirmos klasės Tokijo viešbučių klientams. Asahara teigė, kad jo visagaliai vaistai gydo daugybę ligų. Tai buvo pelningas verslas. Prieš suimamas ir nubaudžiamas už neteisėtą prekybą vaistais, Asahara spėjo užsidirbti 22 milijonus jenų, o baudos jam teko sumokėti vos 130 tūkstančių jenų. Po 2 metų Asahara vėl ėmėsi veiklos. Jis įkūrė Tokijoje kalnų burtininkų asociaciją. Ji buvo įsteigta kukliame miesto rajone ir oficialiai vadinama jogos mokykla. Tačiau Asaharai mokykla tai buvo pajamų šaltinis. Asociacija gyvavo iki 1987-ųjų. Tais metais Asaharai nusišypsojo didelė sėkmė. Atkakliai ir klastingai siekdamas savojo tikslo, Asahara sugebėjo susitikti su dvasiniu budistų vadovu Dalai Lama. Ta pačią dieną jis pareiškė, kad jam pavės atlikti dvasinę misiją. Ir ne bet kokią, išgelbėti budizmą Japonijoje. Dalai Lama nekartą pareiškė, niekada nepavedęs Asaharai atlikti jokios misijos. Tačiau Asaharos pasekėjai tikėjo savo lyderiu. Buvo sukurta sekta, pavadinta aukščiausioji Aum tiesa.
Soon, he would become a god. Asahara tapo guru, o po kurio laiko dievu. Buoyed by his newfound powers, Apsvaigęs nuo kitos valdžios, mokytojas netrukus pareiškė galį skraidyti, girdėti Dievo balsą, to read the past, matyti the praeitį, future, pranašauti ateitį ir netgi skaityti savo In pasiekėjų Japan's mintis. high-tech marketplace, the supernatural is a good seller. Japonijos and his moderniosios success technikos was rinkoje assured. antgamtinės jėgos turėjo puikią paklausą. Asaharos sėkmė buvo garantuota. He was a Dautadaro very psichoterapijos specialistas, buvęs Asaharos mokytojas. He had the Asahara buvo labai iškalbingas žmogus, jis mokėjo patraukti žmonės savo žodžiais, aiškia kalba. He was eloquent. Žinoma, jis prastai matė ir nebuvo gražus, bet puikiai mokėjo įtikinėti žmonės. Jis buvo puikus oratorius. Of course, he couldn't see very well, and he wasn't good looking, but he was convincing. He was a powerful and persuasive speaker. 会話とか説得力とかでしょうね。 Šokoje gavo žurnalistė. Didžiausia jo svajonė buvo valdyti žmonės, valdyti Japoniją, valdyti visą pasaulį. Asahara troško, kad žmonės laikytų jį didžiu žmogumi. Yes, that was his dream. David Koresh was also an Davidas Korešas irgi yra išgalvotas vardas. The future leader Būsimasis of davidiečių šakos lyderis gimė Teksase 1959 metais Vernon Howell. ir buvo pavadintas Vernonu Howellu. Biblija ir Dievas užvaldė jo mintis dar labai ankstyvame amžiuje. Bonnie Holdman, Davido Korešo motina. Prisimenu, kaip Davidas, dar būdamas vaikas, kelis kartus yra pasakęs: Mama, aš netoks kaip kiti vaikai, aš kitoks. Davidą dažnai skaudindavo ir įžeisdavo tai, kaip su juo buvo elgiamasi. Ar žinote, ką darydavo mano tėvas, kai aš blogai elgdavausi ir gaudavau prastą pažymį? Jie žiauriai mane sumuždavo. Tikrasis biologinis Davido tėvas jų atsisakė. Jis niekada nepadėjo man auginti berniuko. Davido patėvis, mano vyras, irgi nelaikė jo savo sūnumi. Davidas jam buvo tik posūnis. Taigi visi tėvai, visi svarbiausi vyrai Davido gyvenime vienokiu ir kitokiu būdu jį atstūmė. Todėl jis kreipėsi į aukščiausiąjį tėvą. Mano manimu, Dievas atliko Davidui tėvo vaidmenį. Sulaukęs 19, Vernonas Howelis tapo religinės grupės nariu Mount Carmelyje, esančiame už 10 mylių nuo Veiko miesto. Tai buvo disidentinė pranašaujanti pasaulio pabaigą 7 dienos adventistų bažnyčios atšaka. Ji buvo įsteigta dar 4 dešimtmetyje, todėl atėjus Davidui, ji jau buvo išvysčiusi savo veiklą. Mount Carmelo pastorius. Tas pastatas stovėjo šioje vietoje, tarp telefono stoties ir to nedidelio balto stulpo, už to juodo automobilio. Čia buvo mūsų administracijos skyrius, spaudinių parduotuvė, mokyklos patalpos, administratorių kabinetai. Tai buvo didžiulis pastatas. Jaunasis Howelas lengvai įsiliejo bendruomenę. Netrukus vaikiną pamėgo daugelis jos narių. Jis buvo jaunas, gražus vyras. Dažnai cituodavo šventąjį raštą. Vernonas Howelis tapo labai populiarus. Jis dar nebuvo lyderis, bet jo rankose buvo visos galimybės jo tapti. Davidas turėjo daug charizmatinių savybių, jis buvo puikus žmogus. Atrodė, kad jis nuoširdžiai užjaučiai rūpinasi žmonėmis. Tikiu, kad iš pradžių jo norai buvo geri. Jennifer, 6 Davido Korešo žmona. Jis buvo nuoširdus. Bet kaip mėgdavau sakyti, jis pats yra labai daug nuoširdžių žmonių, bet jie visi nuoširdžiai klysta. Aš jaučiau, kad jis irgi nuoširdžiai klysta. Augo ne tik pasitikėjimas savimi, bet ir galia. 1987-aisiais Vernonas Howelas tapo Davidu Korešu, o Davidas Korešas be abejonės buvo lyderis.
Jis kalbėdavosi su Dievu. Jis buvo pranašas, naujasis mesijas. Tas, paskui kurį buvo pasirengę sekti ištikimieji grupės nariai. Disidentinė religinė grupė tapo sekta siekiančia tik vieno tikslo – patenkinti visus savo lyderių įgeidžius. Dažniausiai jis matydavo tokias vizijas ir sapnuodavo tokius sapnus, kurie patenkindavo jo norus. Pavyzdžiui, jei Deividas Korešas atkreipdavo dėmesį į kokią nors gražią moterį, po poros dienų vizijos metu jie aplankydavo Dievas. Ir pasakydavo būtent tai, ko geisdavo Korešas. Ši moteris bus tavo žmona. In 1984, David Koresh 1984 metais Deividas Korešas vedė Reičelę. Jai buvo tik 14. Po metų Reičelė pagimdė jam pirmagimį sūnų. Dievo vardan Korešas vedė dar vieną moterį ir ilgainiui sukūrė tikrą haremą. Jei kokia nors mergina prieštaraudavo, lyderis mokėdavo ją įtikinti. Jis ėmė kalbėti su manimi apie vyrus ir žmonas, bandydamas įtikinti mane už jo ištekėti. Kol spiriojaus, iš manęs atiminėdavo maistą ir maitindavo tik obuoliais. Todėl nuolat jausdavau alkį. Be to Korešas neleisdavo man išsimiegoti. Taigi po kurio laiko buvau pasirengusi sutikti su viskuo. Aš tapau ketvirtąja jo žmona. Iš viso Korešas vedė maždaug 20 merginų, nuo 12 iki 20 metų amžiaus. Paskui jam šovė galvą dar geresnė mintis. 1991-aisiais Korešas paskelbė, kad visos žemės moterys yra jo žmonos, nes jis yra jas sukūręs Dievas. 1993-aisiais veiko apgulties metu dovidiečiai padarė vaizdo įrašą, kuriame Korešas gyrėsi savo poligamiją. Jis pristatė kelias savo žmonas ir keletą vaikų, kurių iš viso turėjo 22. Jie visi žuvo kartu su juo 1993 metų balandžio 19. Visos jaunos bendruomenės merginos buvo pasmerktos dar paauglystėje tapti pranašo žmonomis. Sulaukusius 10 metų jos virsdavo Korešo nuotakomis. Aš buvau rengiama tą morališkai nuo visai mažų dienų. Iš pradžių tai man nerūpėjo, bet paskui ėmiau nerimauti, laukti, kada tai įvyks. Tai įvyko tik vieną kartą. Jis liepė man atsigulti ir ėmė daryti įvairiausius dalykus. Lytinių aktų neįvyko, bet vis tiek jo veiksmai buvo labai netinkami, nepadorūs. Iki lytinių aktų nedaug tetrūko. Paskui jis liepė man nusiprausti po dušu, aš taip ir pasielgiau. Buvau labai išsigandusi ir nelaiminga. Jei Korešas nuspręsdavo pasimylėti su kokia nors moterimi vidury dienos, jis nusivesdavo ją į kambarį. Gaudavo tai, ko norėdavo, o paskui liepdavo ją išeiti. Kalbėdamas apie seksą su moterimis, Korešas dažnai naudodavo tokius žodžius kaip paimti ir paklusti. Jis sakydavo, vakar vakare ji man pakluso. Manau, jis jautė malonumą veikdamas moterį. Korešas nuolat kartodavo, aš geriausias. Dievas pasakė, kad aš geriausias. Jis dažnai to girdavosi. Stevenas Džonsas, Jimo Džonso sūnus. Jis buvo narkomanas. Jų geriausias būdas pasiekti euforiją ir priversti kraują gamintis adrenaliną yra mylėtis. O dar geriau mylėti su skirtingomis moterimis. Jis dažnai mylėdavosi su moterimis ir vyrais. Taip, mano tėvas buvo biseksualus. Ir dėl to labai kankinosi. Tačiau šis jo polinkis buvo labai stiprus. Jis nuolat galvodavo ir kalbėdavo apie seksą. Džonsas manė, kad tik jis vienas gali ir sugeba tinkamai tai atlikti. Aš daug kartų mačiau jį mylinti su vyrais ir su moterimis. Aš manau, kad tai buvo ne tik būdas patenkinti savo fizinius poreikius, bet ir savotiškas narkotikų šaltinis.
Jody Mambro irgi jautė silpnybę silpnai lyčiai. Naudodamasi savo padėtimi, jis įskirdavo poras, tvirtindamas, kad taip jis sukurs naujas kosminės poras. Toks būdas atnešdavo dvigubą naudą. Jody Mambro įskirdavo šeimas ir gaudavo naujų meilužių. Asahara mėgo labai jaunas ir gražias merginas. Įsirinkęs jam patikusią moterį, Asahara ją išprievartaudavo, tvirtindamas, kad atlieka kokią nors religinę ceremoniją. Tačiau seksas sudarė tik nedidelę dalį malonumų, kuriuos patirdavo guru. Kur kas didesnį jaudulį keldavo savo galios pojūtis. Įsivaizduokite, kaip malonu Asaharai būti sutiktam iškilmingai, kaip kokiam valstybės vadovui. Juo tatamių gamintojų sūnumi vargšų mokinių buvo žavimas, jam pataikaujama. Asahara tikėjo žmonijos išgelbėtojas. Milijonai jenų gali atverti visas duris. Net Rusijoje jį šiltai sutiko aukščiausių politinių sluoksnių atstovai. Galia ir valdžia svaigino Asaharą. You could ask the question, why would someone become a cult leader? Filipas Zambardo, Stanfordo universiteto psichologijos profesorius. Jūs galite užduoti klausimą, kodėl kažkoks žmogus panoro tapti sektos lyderiu. Kokią naudą jis iš to gauna? Jam tenka daug dirbti, prisimti didelę atsakomybę, bet už tai jis gauna nepaprastą atlygį. Lyderis įgyja neribotą absoliučią valdžią. Jis gali elgtis su žmonėmis kaip nori. Žmogus vadovaujantis sektai, kurios narių bendravimas su aplinka yra ribotas, tampa jų likimo valdovu. Jis nurodo, kaip jo pasekėjai turi rengtis, ką valgyti, kur miegoti, su kuo draugauti, ką veikti. Jis riboja jų laisvę. Neribota galia. Diktatoriškas režimas. Visi keturi sektų vadovai žavėjusi didžiaisiais diktatoriais. Tai nėra sutapimas. Sukurti aukštesnę rasę, valdyti pasaulį, paversti žmonės savo vergais. Po senamadiškų ir neretai vaikiškų įvaizdžių slypi totalitarinės organizacijos, kurių lyderiai svajoja apie valdžią ir pergalės, kaip ir didžiausiai pasaulio diktatoriai. Visi žygiuoja pagal tą patį būgno ritmą, siekdami bendro tikslo. Jimas Jonesas turėjo neribotą valdžią. Taip, tai buvo diktatūra. O Jimas Jonesas diktatorius. Niekas nesvarsydavo jiems duotų įsakymų. Mes neturėjome pasirinkimo. Tu visuomet turi būti viskam pasirengęs. Žmogus įpranta neklausinėdamas ir nesirodamas įvykdyti įsakymus, kad ir kokie jie būtų. Jimas Jonesas kontroliavo visų žmonių įsikūrusių Johnstown'e gyvenimo aspektus. Likę gyvi šio miesto gyventojai pasakojo, kad tai buvo tikra koncentracijos stovykla. Jis padėdavo ant grindų sumuštinį ir liepdavo žmogų jį užminti. Tas įvykdydavo paliepimą. Paskui Jonesas leidavo tą sumuštinį suvalgyti ir žmogus paklusdavo. Jis buvo diktatorius, jis įsidarė ir ėjo ten, kur jis liepdavo. Kiekvienas tėvo žodis buvo įsakymas. Diktatūra neleidžia rinktis, arba darai kas liepta, arba esi nužudomas. Tokia tvarka buvo ir žmonių šventovėje. Kai kada susirinkimo metu buvo griebiamasi ginklų. Kartą viena moteris nukreipė mane pistoletą ir pagrasino pati mane nudėsinti, jei pasitrauksiu sektos. Jis grasindavo nužudyti tuos, kas bandydavo jam priešintis. Aš pasitraukiau suprasdama, kad galiu būti nužudyta, bet nusprendžiau verčiau mirti, nei taip gyventi toliau. Guru valdymas remiasi teroru ir akla prievarta. Jokio pakantumo pozicijai. Guru turi neribotą valdžią. Jam pavaldus net gyvenimas ir mirtis. Prisimenu vieną juodaodį, kuris nusprendė pasitraukti iš sektos.
Džonsas atsistojo sakykloje ir pareiškė: "Įsidėmėkite mano žodžius. Krisas pasitraukė ir mano aura jo nebesaugo. Jis mirs per 7 dienas." Po savaitės Krisas iš tiesų buvo rastas skersgatvėje nušautas. Būdavo žudoma įvairiais būdais, pasmaugiant, nuduriant ir panašiai. Prieš tai žmogui tekdavo patirti baisius kankinimus. Dažniausiai tai būdavo baudžiami šnipai. Kai kada žmonės būdavo nunuodijami arba nužudėmi kaip nors kitaip. Om sugalvojo puikų būdą, kaip be pėdsako sunaikinti nužudytųjų lavonus. Tas įrenginys buvo vadinamas ypatingųjų mikrobangų krosnis. Tai buvo didelė speciali statinės formos geležinė dėžė. Joje degindavo lavonus. Jie degdavo gana ilgai. Paskui kūnų likučiai būdavo sunaikinami rūgšties vonioje. Išdavikus būtina nubausti mirtimi. Nepaisant geraširdiškos išvaizdos, Jody Mambro buvo nesvetimas žiaurumas. Tonis Dutois ir jo žmona Nikki buvo vieni ištikimiausių jo pasekėjų. Jie sugalvojo daugelį triukų ir specialiųjų efektų, kuriais naudodavosi Di Mambro. Jie žinojo dievų paslaptis. Bet Jody Mambro negalėjo jiems atleisti už pasitraukimą į sektus 1991-aisiais. Po 3 metų likus vos kelioms dienoms iki kelionės į Sirijos planetą, Di Mambro įsakė nužudyti abu išdavikus ir jų 6 mėnesių sūnų Emanuelį. Tėvai kartu su kūdikiu buvo įvilioti šį vasarnamį Kvebeke, kur jų laukė iš Europos atvykęs kitas sektos narys. Visi šeimos nariai buvo žiauriai nužudyti. Pirmiausiai Tonis, paskui Nikki. Ir galiausiai jų kūdikis, kurio sumaitotas kūnelis buvo rastas po šiais laiptais. Jody Mambro teigia, kad Christopheris Emanuelis Dutois, Nikki Dutois sūnus, yra antikristas. Jie manė, kad nužudyti antikristą galima arba 666 kartus smogus peiliu jam į širdį, arba pervirus jo širdį smailių virbu. Taip siaubo filmuose žudomi vampyrai. Todėl ant Emanuelio pilvo buvo rastas virbas, kad visi žinotų, jog jis buvo nužudytas kaip antikristas. Žmogžudystė buvo apkaltintas 32 metų ištikimas sektos narys. Šis atvejis neišimtis. Daugelis žmonių sugeba žudyti dėl ideologinių priežasčių arba tiesiog vykdydami įsakymus. Dažniausiai žudikais tampa paprasti žmonės. Jie nėra sadistai ir neserga jokia patologija. Tiesiog jie yra ilgai mokomi pagal specialią programą, kurią vykdyti leidžia valstybė. Jie išmokome abejingai žvelgti kitų žmonių skausmą, nejausti užuojaustos gailesčio ir vadovautis ideologijai, kuri pateisina bet kokias priemonės tikslui pasiekti. 1963-aisiais amerikietis psichologas Milgramas atliko sukrečiančius bandymus, kaip žmogus paklūsta valdžios įsakymams. Jis siekia nustatyti, ką žmogus gali padaryti paklūsdamas nusikalstamiems įsakymams. Eksperimentas buvo labai paprastas. Psichologas pasodindavo aktorių netikrą elektros kėdę. Bandomasis žmogus turėdavo užduoti jam klausimus ir išgirdęs neteisingą atsakymą jungti vis stipresnę elektros srovę. Oficialiai buvo teigiama, kad mokslininkas tyria žmogaus atmintį. Baltas. Debesis. Arklys. Uola. Namas. Atsakyk. Blogai. 150 voltų. Atsakyk. Arklys. Kitas. Riklys. Sakinys, filmas, sijonas. Kaklaraištis. Atsakyk, blogai. 165 voltai. Kaklaraištis. Blogai. Dieve, turiu įjungti 180 voltų. Tęskite, mokytojau. Nylė, tu jau gausi 180 voltų. Aš negaliu ilgiau kęsti tokio skausmo.
paleiskite mane. Jis negali ilgiau kęsti, aš jį nužudysiu. Ar girdėjote jo riksmus? Aš jau sakiau, kad smūgiai gali būti skausmingi, bet jie nekelia jokio pavojaus. Taip, bet jis rėkia, jis negali ištverti tokio skausmo. O jei jam kas nors atsitiks, Dieve, čia dar tiek daug klausimų. Kas bus, jeigu jis neteisingai atsakys? Čia jų liko pernelik daug. Klausykite, kas atsakys, jei tam ponui kas nors atsitiks? Aš atsakau už viską, kas jam atsitiks, tęskite. Prie 435 voltų yra užrašas, labai pavojingas žmogaus gyvybei. Tęskite. 62% žmonių įjungdavo mirtiną elektros srovę. Jie nesviruodavo, net protų suvokdami, kad žmogus mirs. Jie nebejodavo, tiesiog vykdydavo įsakymus. Jie negalėjo nieko padaryti, tik vykdyti įsakymus. They have no more doubts. They just do what they're told. It's the only thing that they can do. Follow orders. Tokia Omori, Tokio universiteto kriminalinės psichiatrijos profesorius. Šiems žmonėms buvo tvirtinama, kad žudydami jie pateks į rojų. Asahara pareiškė, jums pavesta svarbi misija. Tai būtina religinės praktikos dalis. Taigi jie tikėjo, jog žudyti nėra nusikaltimas, nors visuomenė tvirtina priešingai. Štai kaip sektos paverčia žudikai savo narius. Tai patogus būdas atsikratyti išdavikų ir išorės oponentų. 1989-aisiais Japonijos spauda labai susidomėjo AUM veiklą. Buvo atlikti tyrimai ir išspausdinti sukrečiantys straipsniai, sudavė rimtą smūgį Saharos sektai. Visi žurnalistai šmeižiantys AUM ir mūsų mokytoją pateks į pragarą. Didžiausiai pavojų sektai kėlė Šoko Egava, kurie jau tuomet daug žinojo apie AUM veiklą. Kartą vidurnaktį mano namus atėjo sektos nariai. Cult members came to my home in the middle of the night. Bandydami mane nužudyti, jie ėmė leisti nuodingas dujas pro pailgas skylę durise, kur būdavo metami laiškai. Tačiau jie sukėlė triukšmą. Aš pabudau, uždegiau šviesą ir atsikėliau. Jie išgirdo mano žingsnius ir nubėgo šalin. Aš įkvėpiau šiek tiek dujų, bet jos nebuvo labai kokybiškos. Aš kelias dienas negalėjau kalbėti, bet jokių rimtesnių pasiekmių tai nesukėlė. Ne visiems taip sekėsi kaip Šoko Egavai. Jos draugų Sakamoto šeimos likimas buvo tragiškas. Niki Sakamoto buvo teisininkas, tyrė AUM sektą. Jis gyveno kartu su žmona ir 18 mėnesių sūnumi Tokijo priemiestyje. 1989 m. lapkričio 2 valandą nakties smogikų komanda, kurią sudarė 6 AUM nariai, atvyko į jų gyvenamą rajoną. Asaharos įsakymas buvo aiškus – nužudyti teisininką ir jo šeimos narius. Būtės šviesa nedegė, visi miegojo. Žudikai veikė tyliai ir sumaniai. Šeši sektos nariai įsibrovė į Sakamoto butą. Jie ketino suleisti aukoms nuodų, bet šeima pabudo ir ėmė priešintis. Todėl žudikai juos pasmaugė. Sakamoto kūnai buvo išvežti ir užkasti kalnuose.
Po kelių mėnesių Sakamoto šeimos kūnai buvo rasti paslėpti krūmuose. Policija, žiniasklaida ir Teisingumo departamentas ėmėsi ryžtingų priemonių. Buvo peržengta riba, kai kelio atgal nebeliko. Žudynės, prievartavimai, grobimai, kankinimai, apgavystės. Tai nusikalstami veiksmai. Dabar geriausia guru gynybos priemonė yra puolimas. Nebeliko jokių apribojimų. Guru pasirengė smogti paskutinį smūgį. Filmo režisieriai Catherine Berthier ir Bernardas Vajo. Vertelina Moseivas, skaitė Daiva Tamošiūnaitė, garsų režisierius Artūras Arakai, garsinta Baltijos televizijoje.